Ėmė rimti vyrai, mes dirbam savo ūkį, mes agronomai ir traktorininkai. Ir mes mechanikai, be širdyje direktorai, todėl darbai mūsų neužklumpa netikėtai. Savo darbą mes dirbam visą parą, čia ne šuns papas. Materką sukinėti čia reikia ir proto, ir talento turėti. Kai tu važiuoji lauku ir pilna pašalinių garsų, ne mechanikas kaltas, kad nesužiūrėjai laikų. Bet kada vairuoti gali čionį krautuvą ar bielkį, dar katelį ar klasą, technika mūsų gausi. O jei netyčia pamesi vieną kitą dalį, paskambint mechanikam gali, jie pakels tau ragelį. Čia ne jūsų bėda, kad technika sena, nes tokia jau yra šio ūkio tvarka. Tu apsidairykit po dirbtuves, nuo 8 ryto mechanikai pluša, žiūri visas detalės, ar visko jums užtenka. Ir jūsų skundai vėl kaip buliai byra, ir vėl nespėjimo laiku mes padaryti. Nu nereikia ant mūsų nei pykti, nei varyti, vėluoja dalys, žadėjo pristatyti. Šiandien sugedo sutaisyti reikėjo vakar. Ir čia nežūsta papas, materką sukinėti. Šiandien sugedo sutaisyti reikėjo vakar. Taigi sėkmės darbose mechanikai jums linki. Technika sulopo, negalim atsipalaiduoti, nenaują techniką vėl reiks paremontuoti. Ir žinom, kam reikia už visą tai dėkoti. O jei netyčia pamesi vieną kitą dalį, paskambint mechanikam gali, jie pakels tau ragelį. Čia ne jūsų bėda, kad technika sena, nes tokia jau yra šio ūkio tvarka. Netyčia pamesi vieną kitą dalį, paskambint mechanikam gali, jie pakels tau ragelį. Čia ne jūsų bėda, kad technika sena,